Maseratis pliusas. Davai 5-10. Ne, noriu 5-2, jau nevaryk dievą metį. O tai radu bus? Nežinau, ar buvo čia jis. Buvo per nuotrauką. Nuotraukai buvo. Kurianis dabar. Kročius ten iškeltas. Aparatas. Stikla tipo dovanų tuose. Aš laisva ir pavarai. Dar bairis toks, pamiršom išdėkimo mašiną išimti. Dabar bandom išvesti ir buvo vietoj, nors nesuvom. Labas vakaras, mūsų mėlėjai Night Riders YouTube žiūrovai. Šiandieną sveikinuosi su jumis su ypatinga ir turbūt Lietuvoje dar negirdėta žinia bei naujų projektu, kurį startuoja būtent Night Riders komanda. Jis vadinsis Night Riders purvo lenktynės. Ir tokį video papasakosiu jums viską, kas šitame projekte bus trumpai, tai yra mūsų įžanginis video. Šito video tikrai matysite nemažai visokiausios medžiagos ir panašiai, tad chebrytė mes tenksimės jums papasakoti, kad būtų kiek įmanoma įdomiau. Būtinai chebra paprašome jūsų pasubscribinti mūsų YouTube kanalą, uždėti like ir paspausti varpelį, kad nepraleistumėte mūsų sekančio video. Čia bus chebrytė bombinis projektas, kurio dar Lietuva nėra mačiusi ir turbūt dar niekas apie jį nėra girdėjęs. Night Riders purvo lenktynės atrodo štai tai. Šiandieną susirinkome su mūsų komandos nariais pirmojoje dienoje, prisirinkę didžiulę pinigų sumą. Suma yra belė kaip didžiulė. Šita suma yra atnešta iš kiekvieno mūsų dalyvaujančio komandos nario šiame projekte. Kiekvienas komandos narys atsinešė savo norimą projekto sumą, įsidėjo savo norimą pinigėlių sumą ir atsivežęs čia įnešė ją į bendrą banką. Mūsų administracija tą bendrą banką paskirstys į 5 ekipažų sumas. Projekte dalyvaus 5 automobiliai, 5 ekipažai, po 5 žmonės, viso 25 dalyviai ir turėsime nemažą biudžetą, kurį vėliau pamatysime išdalinę pinigėlius. Visas projektas chebra atrodys žiauriai paprastai. Dalyviai nuo šiandienos iki birželio 7 dienos, tai yra lygiai 2 savaitės, turės laiko nusipirkti automobilį bei jį paruošti off-road. Automobilį pirdami ir ruoždami jam turės neišlysti iš savo duotos ir išskirtos biudžeto sumos. Biudžetas nebus didelis, jis bus kaustantis kaulus, tad reikės tikrai pasispausti, gerai pasidėrėti su automobilių pardavėjais ir susirasti savo automobilį, kuris tiktų važinėti miškuose. Ta automobilį nusipirkus visais įmanomais būdais, nekišant savo asmeninių finansų, kiekvienas ekipažas privalės ištobulinti, paruošti su mūsų partneriu ir tiesiog savo galva ir panašiai pagalba. Ir po 2 savaičių susitikę važiuosime per ilgą off-roado trasą, kurios kilometražas yra virš 100 km. Trasa tikrai nebus lengva, jinai bus sunki, jinai bus off-roado, bus tikrai daug adrenalino, daug įtampos, daug linksmų patirčių ir daug sunkumų. Tad chebrytė, laukite. Projektas bus bombinis, judėsim chebrytė, išbombinsim, padarysim tokį kontentą, kurio chebra Lietuva dar nėra mačius. Taip pat chebrytė, kad kiekvienam iš jūsų žiūrinčių už šio ekrano būtų smagu ir įdomu žiūrėti, kiekvienas mūsų paskirtas ekipažas gaus specialią jiems skirtą kamerą. Kamera filmuos kiekvieną momentą, kaip jie kažką daro, kaip perka automobilį, kaip jį tobulina pas mūsų partnerius ir su savo galvomis. Taip pat chebrytė, kad jums būtų smagu, tą visą medžiagą stengsimės įdėti gražiai, struktūriškai, kad būtų tikrai įdomu žiūrėti. Turime pačią pirmą projekto dieną, gegužės 24 dieną, šeštadienis. Su komandos nariais, surinkę bendrą biudžetą, pradėsime skelbti komandų ekipažus. Tie ekipažai bus sujungti į atskirus Instagramo chatus. Ir per šias 2 savaitės komandos nariai privalės nusipirkti automobilį, jį ištobulinti su savo ir su mūsų partnerių pagalba ir tą padarę pasistengti išplėšti pirmasias prizinės vietas. Leiskite trumpai pristatyti mūsų partnerius, chebrytė. Mūsų visą projektą remia 6 partneriai. Ir esame labai dėkingi jiems už tokį prisidėjimą prie mūsų renginų. Na ir ką, chebrytė, padėkoti norime ir mūsų partneriui Detailed Place, kuris įsteigė kiekvienam ekipažui, kiekvienam dalyvaujančiam automobiliui, surinko tokį fainą bundle. Šiame bundle yra įvairiausių prekių, su kuriamis ekipažai galės detailinti ir pasivalyti bei prižiūrėti savo mašinas iki pat startinės birželio 7 dienos. Kas šiame maišelį chebra yra? Vidaus valymo prekė, kempinės valymui kėbulo, šampūnas, APC valiklis, Shiny Garažo Perfect Glass Cleaneris, stiklų šluostė, padangų pasijuodinimo priemonė, padangų pasijuodinimo aplikatorius. Ir kiekvienam iš dalyvaujančių 5 ekipažo dalyvių, kiekvienam maišelyje, komandos nariai ras nuolaidų korteles Detailed Place parduotuvėje, kurios galioja visada vienam kartui. Tai ką, dėkojame Detailed Place už tokias prekes, ačiū jums labai. Mūsų ilgamečiai partneriai Sonax pasirūpino ir įteikė dovanų maišelius kiekvienam prizininkui, kadangi prizininkų šiame projekte bus tik tais 5 žmonės iš vieno ekipažo, tik vienas ekipažas, jame yra 5 žmonės. Tik šita
dalis žmonių galės būti prizininkais, todėl Songsas parūpino jiems gražius dovanų maišelius su daug visokiausių chemijos prekių, kurias dar vėliau parodysime jau projekto pabaigoje. Mūsų ilgamečiai rėmėjai Performance Fellas parūpino mūsų projekto prizininkams gardžius, nuostabius ir smagius Performance Fellas dovanų kuponus, kuriuos galės pasirūpinti ir išleisti norimom prekiam Performance Fellas shop'e. Ar visokiausių galbūt ten ratlankių, gal ten kokių nors apdailų, gal ten dar kokių nors lempų, žibintų, stopų ar dar kažko, viską ras pas Performance Fellas mūsų laimėtų. Taip pat mūsų partneriai Autofellas atliks ypatingą svarbą šiame projekte, kurie kiekvieną ekipažą per šių 2 savaičių laikotarpį priims vieną kartą pasidėlinti savo automobilius ir taip pat pasirūpins, kad jų automobiliai būtų apklijuoti spalvota plėvele įvairiausiamis formomis gražiomis ir tuo pačiu padės užklijuoti mūsų projekto visų partnerių lipdukus ant dalyvių kėbulų. Na ir mūsų ilgalaikiai partneriai Čipas Chip Tuning įsteigė ir pasirūpino bei prisidėjo prie mūsų projekto solidžia pinigų suma, kuri padės mūsų projekto dalyviam pasipildyti savo biudžetus ir pasistengti rasti kiek įmanoma geresnį automobilį su geresnėmis sąlygomis. Tad chebrytė, labai norim padėkoti mūsų partneriui Čipas Chip Tuning, kuris taip dosniai pasirūpino mūsų projektu. Na ir Autogidas, vienas didžiausių transporto priemonių skelbimų portalų Lietuvoje, nusprendė prisidėti ir paremti mūsų projektą. Projekto prizininkams, kurių bus tik 5 žmonės, Autogidas įsteigė 5 maišelius, kuriame rasite įvairiausių gerybių. Po 2 kuponus važiavimui kartingas Kartlande ir taip pat kiekvienam projekto dalyviai bus duotas Autogidas vairuotojo rinkinys. Taigi, jeigu ieškaisi patikimo ir kokybiško automobilio, metas leistis į kelionę su Autogidas. Dėkojame jiems, hebra, ir važiuojame žiūrėti epizodą. Galima būtų iškart varyti į Bahamas tokiom sumom. Va. Na ir ką, Heriti, dabar mes jau įdome prie vieną iš svarbiausių projekto detalių, tai yra išdalinti pinigėlių sumas mūsų projekto dalyviams. Einam, Herba, padarysim tą, dalinsime šitą sumą į 5 dalis, kad būtų galima visiems išdalinti teisingas sumeles jų projekto pradžiai. Taip, Rokai, pirmas ekipažas. Tai čia tavo antras ekipažas, ne? Tavo pinigų suma. Apie 600 pėm. Taip, tavo čia tavo ekipažas, ne? Tai šio teikite pas savo Paslevičiaus ekipažą ir pasidarkite tenkas. Taip, ir 5 ekipažas, metalas ir visi suma tau. Čia hebra, startuojam vienu žodžiu projektą, žiūrėjom labai neblogą variantą. Dar vienas pas mūsų komandos narys atsirado. Komandininkas, va. Variantas labai neblogas už labai gerą kainą. Gaunasi pasiratis, B5 pliusas, Famotionas, biški keltas, jau kaip sakant yra dugno apsaugos, panašiai. Šiaip 1996 kW, ruošiamės biški gal pačiu į kairę godą važiavam. Įsėda dar vienas mūsų gyventojas, mūsų komandos dvasia, siela ir aistra. Važiavam vienu žodžiu Kaišius. Atvažiavam. Štai va, jau Mindasosas jau žiūrinėja, kaip nuomonės. Lemba atrodo visai neblogai, žinok. Ne? Gal ir verta bus pabandyti kažką? Nu va, sportinės linijos, čia yra. Čia reikės biškį pagilinti. Žiūrėk, cinkuotas jisai. Nerudija. Recaro, Alcantara, Androidas. Op. Nu va, pažiūrėk, viskas. Diržas yra. Įtemptas labai gerai. Čia sako jų lyga, žinai, tipo, kad reikia įtempti diržą. Svarbu, kad būtų. Va čia va tepalas, kiek žinau. Reikia dapilt. Va čia tai antifrizas. Tai gerai, palauk, dapilsi. Trūksta biškį. Įsipilk. O ką žinau? Va turbina. Ir va čia va tokį reikės čmokšt ir tiesų iš karto. Ir va pažiūrėk, iš karto yra apsauga nuo karščio, kad dėžės neiškaitintų. Va, ant mašinas iš karto mūsų rėmėjai. Nu va, variantas kaip ir užsikuria, atvažiuoja. Nu tai va, turim mes čia vieną bėdą su šito automobiliu. Gal ne tokia ir baisi bėda, ne? Bet čia va pas mus yra biškį kiaura. Nu tai va, pilnai nuplyšę, tai reikės čia pasitvarkyti. Ir žiūrėsim, kaip čia bus. Gal čia nieko tai baisaus nėra, gal davažiuosim iki Vilniaus, ką manai? Bandysim, aišku. Tai gražiai apipjausim ir bandysim užmauti. Realiai, kokia situacija keistas, neperseniausiai diržas, vandens pompa, turbina. Labai nedaug kalbėjimo turi. Dabar reikia bandyti šitą gražiai kažkaip užmaučiamais. Šitą šlangutę sutvarkėm, padarėm. Bandom ves, žiūrėt, kas čia gausis. Vieta.
palauk. O, dabar. Nu tai va, mūsų pirmas test drive'as. Va, Vytautas už vairo. Patvarkėm biškį. Va, pirmas test drive'as. Nu. Tik galas, jo. Nu, biškį trūko, padangų reikia. Vieną ratą šitą suko tik. Nu, čia jau biškį plasmasių liko. Ten va guli. Easy. O. Всё, ledas. Ką, iš biudžeto minus 350? Savim Tai pas mus 350. liko 310 upgrade'ų. Jo, tai važiuojam. Bandysim kažką upgrade'int. Nes va, žiūrėk, dabar Palauk. dugno laiko. Palauk. Dugno laiko. Va, tai prasideda. Taip, sargiai. Reikia davažiuoti iki namų. Iki namų reikia davažiuoti. Reikia pabandyti kitais keliais pavažiuoti. Jo, važiuojam kur nors bent jau pratėstint biškį. Kažkur va čia. Atsargiai. Nu, žodžiu. Kažkur čia pas mus va rūksta. Kažkur girdisi man garsas. Stop, žiūrėk. Kūrais čia. Jo. Nėra piškų. Ne, stop. Bet jinai prieš tai normaliai važiavo. Aha. Pasatas kandžiojasi, ne? Pabandyk dabar pagazuot. Bartai, pagazuok! Bartai, pagazuok! Dabar pučia. Ką? Nepačia turbūt. Kažkur dingsta. Nu, žodžiu, beveik atvažiavom iki autostrados, ne? Turim biškį bėdų. Nu, kokias bėdas? Turim bėdų. Yra gera naujiena tai, kad važiuojam. Bet yra ir bloga naujiena tai, kad negreitai važiuojam. Nes dabar be dugno laikom ant Tuoj trašai. va pafilmuosiu. Tai realiai va čia mūsų dugnas. Dugnas. Tikėjomės. Dugnas. Tai va, žodžiu, tokias pas mus bėdas. Bandysim tai sustot kūro, užsipilt. Gal kažką pabandysim, nežinau, pajunginėt gal. Žiūrėsim, aiškinsimės. Bandysim krapštyt. Čia Vickai jau vakumą buvo atjungęs. Bandėm jau kažką paburt. Va, komandos narys, Mindulė, surado problemą. Varos rauto vienu žodžiu fiškė buvo sulūžusi. Tai mes dabar jau renkam apsukas visiškai kitaip. Dar aišku, man atrodo, yra kur patobulėti. Dar, sakykim, turba nepučia taip, kaip turėtų pusė, bet mes jau, sakykim, lengviau važiuosim iki Vilniaus. Ir mėlynas juodas. Ne, jie ir nesilies. Jie specialiai taip ir padaryti, karoči. Teoriškai turėtume važiuoti. A jūs nenorit keisti su šitu? Ne, čia ne vien zilinė. O, Bartai, davai, atgal. Davai, Bartai, davai. Oi, Tiek.
bijau dabar dugnas. Nu ką, Hebra, ką tik paskelbė mūsų jau projekto pradžią, jau tik dabar stovim dar parkingų ir viską pradėjom, jau ieškomės mašinas, jau turim, bim. Pas mūsų partneris 600 autogidas, taip, bim. Turim kabriką, Taip. kur galim nusimesti stogą, bandom skambinti. Sveiki, dėl džipo skambinu? Dėl Land Roverio. Norėjau pasitirauti, kokią ten būklę jo važiuoja, kuris viskas tvarkoja? Važiuoja, kuris. Aha. Šiaip realiai viskas skelbime parašyta, kas blogai, kas gerai. O kokia galutinė kaina neparašyta skelbime? 5. Kiek? Nežinau. 5? Už 400 šiandien? Ne. Ne? 4,5? Vat nenori. Tai va, turim tokį variantą. Land Roveris. 650 eurų. Su skylėm vėdinimui. Automatas, dizelis, bandom skambinti. Klausau. Labas vakaras. Labas. Dėl Land Roverio skambinu. Taip. Dar turit? Taip turim. Kuris važiuoja iki Vilniaus Datems? Datem, sako. Kokia galutinė kaina būtų? Kokia dabar? 6 pėm įdės. Apie 6 tada. Už picotą? 5 pėm jau ten. Už 5 ir šiandien? Žinok, 500 pėm nedidelė kaina, taip jau čia. Žinau, mano biudžetas irgi nedidelis, mes čia projektų ieškom. Tai už 500 galėčiau atvažiuoti dabar. Davai 5-2 ir važiuok. Davai 5-10. Ne, noriu 5-2, jau nevaryk dievą metim. Varysim, bandysim. Davai 5-10. Davai, tiek tos. Gerai, siūs kadras atvažiuojam. Davai. Akumą atsivešk, nes nėra. Tai be akumo, tai 500 tada. Davai, nepradėk, davai. Gerai, važiuosim žiūrėti Land Roverį. Pagaliau. Su Tadas su baristu judam pirkti Land Roverio. Atiduoda už 510 eurų telefonų. Akumuliatoriaus sakė nepridės. Tai pavogėm iš mašinos akumuliatorių ir važiuojam pasimti. Pažiūrėsim, kas per projektus ir kas per daiktus. Kokie Tadai komentarai? Iš išvaizdos plius minus normaliai atrodo. Žmogus, kaip sakant, adekvačiai kalba. Labai abejoju, kad ten kažkas bus blogiau, negu parašyta, būtų šiaip pasakęs, manau. Reikės, kaip sakant, žiūrėti vietą ir bandyti važiuoti. Tai va, važiuojam į Uteną, prie Utenos, nežinau tikslaus adresą, atsiuntė koordinatės, tai gali būti nuotykio. Būsim 10 valandą. Susitiksim prie automobilio? Jau beveik į vietą atvažiavę. Jau jo keliai, kuriais testuosim biškį. Dabar biškį audinį testuojam. Jau suprantam, dėl ko reikia 4x4 čia gyvenam. Čia būdavo toks, žinai, medžioklėn žvejyban. Kokia dėžė čia padangė? 16 ar 15? 16. 16. Ai, šitas toks kažkaip dar nusiema? Jo, gali. 4 laikiklį nubrukė. O tai rats bus? Rats, nežinau, ar buvo čia jisai. Buvo, per nuotrauką. Nuotraukai buvo. Kuriandus dabar. Atsidaro čia? Pasimetė, matyti. Ne, nežinau, Ne, atsidaro. Aš matau, kad ir lanks. Geras, čia šiltnamis vidoj. Pomidorus augino. Ai, čia žiūrėk, iš nesuimti. Ne, iš tokį kainą. Nereikės ir stiklo, nieko baisu. Neik tas bagažinės daryti. Tai bagažinės daryti. Ai, iš salono papilmos. Toks. Linksmas. Jau kelionė matys jisai. Jau. Bet sakau, žvejyba nemedžioklė. Tokios kaukolės, kad padarė bagažinę gerai. Brėžia kaukolės. Salonas susiriniotas tam pačiai. Ką, dedam akumą, bandom kurti. Atsidaro kaput, atsidaro. Atsidaro, čia gibliamo variklis, dar nešipso, baimsim įstojį. Bus galima pačiupuoti. Kai brikščiuoja, reiškia gerai. Tikrai nesumaišom. Kas kūrė? Kur Tadai? Tai Tu kursi? Viduje, tai kur tau? Kur tu čia? Pamėsim. Ieškot reikės pievai dar. Ne, ši čia toli dar kažkur. O, gerai, valyk. O, dirba. O, su sportiniu išvietimu.
Tas šviesos valonų nėra. Turėtų būti. Va čia, nebent pajums. Aš ką galiu pasakyti, stabdžiai. O, sėdynė šildomas. O, tėvu. Stabdžiai ne pirmos jaunystės. O mes suprantu, biškai neturėsim problemų, kad pavažiuosim. Trosą juk ką turim? Ką? Trosą juk ką turim? Neturiu. O! Kiek mums ten laukės šilumos? Ne, ten laiks. Bet, amortikam taip... Biškai tokia... Pabandyk dabar sustot. Užgazuot. Nu, kaip launčia, tai. Keturi? Nepasijungti. Nu, tai reiškia, keturi turėtų daryti. Principai, būtų prie... O, kad nišė dar yra? Ko tu galvoji? Nu, į laukus nevažiavom. Nu, nebandėt tik. Nebandėmės. A kas yra? Ten biškai daužus. Žinau. Ką dėl kainos? Davai, dar sutarėm. Bet tai ratas buvo ant galo. Aš dėl ratą tau galiu 10 eurų maksimum, daugiau tai. Davai, tracok. Ne. Davai, 4-9, baigiam šnekėt, pildom ir varomės. 5 lygiai. Davai, 4-9. 5. 4-9. 5. 4-9. 5. Davai, iš diskės metam monetą. Davai. Einu ieškot monetos. A, gal turi kišenį? Davai, aš ir popierį mesiu. Gerai, ką renkės? Gali įstolink, mes paimsim jį. Na, mes duodu tau pačiam mesti. Davai. Tai rinkitės bent jau kas kur. Aš gerbas išlieka. Nu, gerai, nepagavau. Kur? Tai laimėjai. O, dar 10 eurų. Toliau vieto. Turime bolidą. Atvažiavom saugiai, biškį nutrūko medžiaga. Lendas, 4 varomi, salaniukas biškį papūrintas. Aišku, nu, bet ko norėt? Mašiną paėmėm už 500 eurų. Kogi norėt? Bet. Saitikai atrodo neblogai. Atsidavęs, žudbūt lėkiu iš pačios Norvegijos, kad tik tai sudalyvauti. Tikiuosi, bus wow. Hebra, pagaliau Lietuvoj, iš Norvegijos atvariau, komandas išrinko, dalinamės dabar kameras. Kur važiuojam? Mašinas žiūrėt. Tai mašinas, jau iš karto pradedam darbus, ne taip kaip kiti važiuoja čia gerti, šeštadienis, tūsint mes, kaip tikrai normalūs perikupai. Alio, šitą mes kažkur už 15 minučių būsim. Tai gerai, ir aš kažkur kiek laiko būsiu namie. Karočią, nu ką, važiuojam pirmą aparatą žiūrėt. Įdomu, jeigu šitas geras, tai rymama, ne? Jo, faktas, sakau. Palaikau. Čia atvažiavim į kaimą kažkokį tai čia. Nesakė, klausyti, ar mes sakumo turim. Sakau, neturim, tai paieškok tu pat, žinai. Cucikas, karočią, vaiksta. Tai turiu, jeigu ką aš galiu. Žiūrėk, važiuoja. Perkam, kur šaškas. Atisi daugiau, Žiūrėkit, pasirinkimą daugiau su bariko turi. Šitas pats toks geriausias. Pagna. Jis iškeltas. Dar iškeltas, seniai, čia ciema. Pardavėjas nenori, kad būtų filmuojamas. Geras diena. Ką, mašina gyva ar negyvana? Va. Karolis, malonu. Ką, laimėsim mes rinktinės ar nelaimėsim? Paliubomu. Karočią, seniai iškeltas. Aparatas. Padangų dar yra. Mums svarbu, kad Karočią važiuotų. Gerai, ABS-as atjungtas. Tai teisingai ABS ir nereikia čia jau fraudint. Mums svarbu, kad važiuotų. Kad čia išmetimas. Šauda, seniai, viskas. Nu, pagazdok, parodyk, kas šiandien per aparatas. Viskas. Aptemsim plionkę. Ai, tada reikia foto biškį.
Ar labai ten šlangų neputė? Atsidarė. Čia dujaką daryvas? Dugno dar yra? Yra to dugno. Ką jūs manot? Verta? Ai, bagažinė neužsidaro. Karočią, čia bus... Jo, ant lipsų. Gerai. Čia gerai bus. Nu, ką galvoju apie mašiną? Pečka šildys. Pučia, kondiški yra. Va čia maksimumas. Karočią, žiūrėk, čia maks stabdis. Tona. Ja. Nu biški yra. Tam čia? Davai pabandom. Biški. Pala biški. Bet ten gal labai minkšta, žinai. Skersai. Tenais ir skersa. Svarbus stabdžiai yra. Kažkiek tai. Šauk ir čia. Tema. Karočią. Aš galvoju, reikia imti, tik reikia spausti ant kainos daryti. Jo. Vienu žodžiu, skelbimo mašina stovi 500 eurų. Biudžete mes turim 650. Reikia spausti pardavėją. Nes tiek mašina... Varikis seniai žinom. Palėtytojas yra, viskas yra. Jo. Pečiukas šilta, pučia, nesušalsim, tai viskas normaliai. Iški per balas, bet nesupyks savininkas. Tai nepyks. Nu ką, bandom kalbėti apie kainą. A rankinis yra? Yra rankinis, paliubom, va. Kažkiek tai yra rankinė, normaliai, laikys. Mašina, viskas fainu. Jo, realiai. Nu, stabdžių nėra, bet... Stabdžių visai nėra. Stabdžiai bailiam. Jo. O šiaip jinai ilgai stovėjo, ar kas su ją buvo? Labai? Gerą mėnesį. Nu, kiek skelbimas. Nu, tai čia pravažinėti reikia. Kur pigiau pradžios? 400 gal. 400. 400. Na, 400 padarėm. 400. Seniai, tu mums tai padėsi mums. 400. Biudžetas nelabai didelis. Bet galima 4 PM ir ten nusirinkti porą šviestuvų nuo tų kitų Subarikų. Davai seniai 400 padarysi. Nu, išgelbėsi. Ne, 400. Nu, negaliu. Man reikia. Bet tu pamatysi už tai šitą mašiną taip atrodančią. Galim tavo Instagramą per Jo, galim tavo Instagramą. Reklamą padarysi. Ne. 400. Čia realiai galas. Galima kažką iš viso šito autoparko. Pravažiavot, kad man irgi dėl jo skambino, tai... Kas skambino? A ne, Vycka? Gali būt. Ką sakė? Ar dar turiu Subariką? Skau atvažiavo apžiūrėti. Na, nu aišku. 4-2. Galas 4-4? Ketvirtį? 400. Davai 4-2 padarom. 4. Davai 4. Visi. Arba, va, 420 ir mes turim skuduriukų rėmėjų, detailing leisą. Tinka? Jie tą patį beje kainą, va, kaip tik biudžetą, nu, hebra, nepyksit. Mes biškį duosim iš savo dovanų krepšelį. Viskas tinka? Kažkokį šluostą. Nu, tai parodykit jūs pirmą. 4,2. 4,20 iš biudžeto išeina. Nusiperkam Subariką. Nežinau,
Ką čia? Duot. Va. Kas čia tokio? Pajuodintas, impregnantas padangų. Jo, aš turiu namie tokį. Tai va, viskas, mes duodam. Padangų pajuodintas, tik? Iš Detail Place. Prašau, dovanėlę. A tai palamės. Nu ką? Dar šluostė, jo, dar vieną mikro... Va, šluostyti. Atskaičiuojam dabar 4,20. 200 ir 20. Bam. Taip. Skaičiuoju. Koks kanalas bus? Night Rider LT. Girdėjęs kažką, ne? Taip. Buvęs. Ai, buvęs pas mus mytose? 300 įdom. O, praktiškai paduodam savininkai. Viskas. Tai ką, dabar jau ten toliau viską formalumo susitvarkome, jau ne prie kameros? Tai vieną į priekį, vieną į galą. Tai teškai. Gerai. Nu ką, gerą projekto mašiną nupirkom. Beba, nu čia komanda pasistengė, žinai, kol važiavau iš Norvegijos į Lietuvą. Tai va, Norvegijai šitą fish fabriką paėdė. Jo, ten žuvim žarnas ištraukinėjom. BMW. Nu, be Norvegijos nebūtų BMW, nu ir Subaruku. Taip. Čia autopilotas kažkada buvo, a ne? Šiškina kantoras, sutvarkysim toj. Būkit mašinas, taip kaip pagarbu. Davai. Čia tema. Jo, mes karočią nusprendėm. Mašiną jau neišvažiavę iš kiemo, nupirkę ją jau papiktinti. Pasižiūrėkit. Ten sustosit karočią. Jo. Kažkas jau prirūkė. Все, karočią. Pagnalim. O to ką gerai čia duoda gazo. Bet stabdžiai jo, tenais ne kažką. Svarbu neapsiversti. Na jo, bet nelabai faina būtų. Valyto yra. Dirželis biškai sušlapa, gerai. Oi. Normaliai. Test-drive'ą praėjo mašiną, karočią. Atidaryk gal pasižiūrim, kas čia tokia. Palabiškai patikrinam, nes buvo vaizdu. Variklis dirba, dirželis biškai sušlapo. Gerai, čia važiuojam. Viskas. Tai reikia dviese. Gerai, chebra, karočią, sutiksim biškai vėliau, mums reikia važiuoti huliganint toliau, ne? Jo. Karočią, važiuojam su nuotykiais. Durą nupirko mašiną visai nėra aplink. Bandom važiuoti iki Degano. Deganas mums visiškai nepakeliui. Karočią, žiūrėsim, kaip čia kas bus. Tai jau trūkčiai. Tai kuo atvažiavom? Realiai netrūkčiai? Jo. Karočią, tai atvažiavom. Biški šaudom. Все, atvarėm. Давай, старуха. Atvažiavom, chebra. Gal čia kuras pasibaigė biškį. Kiek važiuojam, tiek važiuojam. Lengvai gazą mažai spausdamas, įsijung bėgi kokį 3, 4, taip puksėdamas.
Tiesti. Kūro nėra. Kuras pasibaigė taruką. Pirk kokį baką, 5 litrų. Ir kavos paimk man. Ja. Tu dar biškelį datraukiam iki stotelės. Ramiai, tvarkingai. O, viskas. Dojechaliai. O lėkį turit, ar taip užpilsit? Ai, Butelį turit kas nors? Ką čia reikia? pas mus jie skarbė, tai ją galima šiaip išsipjauti kiek nors. O peilį. A, žirklės turiu. Kur šakalai? Plastik radau. Reikia zagluškę. Давай kokį krūgą gal. O. Karoči, man ant rankos tik nepilk. Valia mama jau užpils. Kas parūkyt? Kiek per šoną eina. Palauk. Давай, tu pabiškį pilk, nes ten Vaikinė čia. Pabiškį. O, eina. Per daug. Nepilk tai. O, tikrai kuras baigėsi? Nežinau. Motoras užkadė. Iš karto tai gana ten, bandykit. Dubai. O, yes. Gali, šviesas yra. Все, vėl savo pradžia. Apsukas šukinėja. Jo, biški apsukas šokinėja, bet normaliai. Jinai verkė labai. Bagažinė atsidarė. Tokie. Nežinau, ten gale kažką tai, bet stenė. Šauda stenė, inkščia, verkė. Reikės ką patikrinti iš karto šlango nepučia, nes dabar temperatūra. Nerodo temperatūros. Короче, kiek pilk? Ką žinau, 20 jaučiu. Karoči, Antifrizą nėra. ten nėra nieko beveik. Pas mus nėra antifrizo. Ir dėl to mums karoči nerodo temperatūros biški. Jo, judam į kiuką to. Tai karoči einam ir ten valgom ar ką darom? Jo, varom. Sutvarkiau. Vietoj antifrizo perkam vandenį. Pilk pamatysi jau, kada per daug bus. Jau čia sistema tiek tuščia, kad nebus per daug. Nu jo, va atsirado. Iki kur ten metka, pažiūrėkit. Čia užtek buvo. Ja. Turim biudžetą 600 eurų. Turim komandos narį, kuris jau ieško automobilio mum. Nu ir ką, žiūrėsim, kaip čia toliau viskas klosis. Turim dar 3 operatorius mūsų komandos narys ir turim dar 2 šiuo metu su mumis nesančius komandos narius. Ir ką, pradedam projektą, žiūrėsim, kaip čia mums seksis. Pagnau iš Vilniaus į Kėdainius, pirkt mašinos. Šofer. Atvažiavome į Kėdainius, žiūrėtų Subaru variantą, Legacy MK3, man atrodo, Outbackas. Sutarta kaina, nesakysim kokias, pažiūrėsim, kiek galim numušt. Antrą mašiną gaunam dovanų, bagažiniai pusę mašiną, sakė, bus sugrauta. Galimai gausime ir LED barą. Taigi, pasižiūrėsim, ar vairuotojas norės filmuotis, jeigu norės, tai pafilmuosime. Susimatysime prie regitros. Sustojom Sirklekę, pavalgyt dešrainių rytuliką. Va toks va aparatas, va toks. Ratuks, kai mano 4 mašinos. Все, dokumentai yra. Priregistruota. Pagnali Vilnių. Bus vaizdų. Iš Kėdainių regitros nupirkome Subaru Legacy MK2. 2 litrai benzinas, dujos. Savininkas nenorėjo filmuotis, todėl mes nufilmuosime automobilį po nupirkimo. Kartu su automobiliu gavome
spiruoklės papildomas, nes dabar yra sudėtos ne Outbacko, o Foresterio, 2 priekinės lempas, veikianti LED barą. Atidarysim bagažinę. Beveik rūdžių negavom. Pas Subaru turi būti biški rūdžių. Taigi, gavome papildomus stiklus, nežinau kodėl, bet jaučiu reikės daužti. Tada gavome papildomą bakelį skysčio. Tada gavome bagažinės uždangalą, dar vieną uždangalą. Gavome langų pakelėjus, generatorių, porą veidrodėlių, rankenas, galinės lempas. Nu ir kaip ir viskas, gavome dar žinoma, kaip Subaru pridera, suvirintus stakanus. Kas tikrai nėra pigus malonumas. Už automobilį išleidome 480 eurų su viskuo. Pažiūrėkit, liftutas jau iš karto. Rimtas padangėlės, čia beveik žiemai. Nu kaip ir viskas. Rimtas medžiaginis, neprabėsdėtas salonas. Tik vairuotojas sėdinga biškė, bet su užsiūta. Prabėgęs 373 tūkstančius. Tai čia 9 kartai aplinkui pasaulį. Pravažiuos dar tiek. Kaip minėjau, 2 litrai benzas dujos. Nedaug valgo. Rimta, ekonomiška mašina. Palėtintas. Pionieriaus magas, kaip ir turi būti. Ir porą raktelių komplektas. Pareina žvėris, bijokit velniai, bijokit. Vo. Atvežė kolegos Subaru. Iš Krekenavos atvyko. Kaip kelionė? Taip. Muzika groja panašiai kaip iš ragelio, tai iš ragelio klausys. Sveiki visi, su jumis sveikinasi ekipažas numeris 5. Mes šiandien norėjom pristatyti savo idėją, ką nusprendėme daryti ir kokį automobilį nusprendėme pirkti. Mes savo komandą nusprendėme pasivadinti investuotojų komanda, kadangi variantas, kurį pirksime, yra dažnai asocijuojamas su investicijom. Taigi turim nusimatę variantą. Kodėl būtent tas variantas? Nes jau kitos komandos prieš mus spėjo nusipirkti aparatų savo ir ką mes pamatėme, tai mus šiek tiek nuliūdino, nes daugelis komandų labai panašius aparatus nusipirko. Tai buvo VAG grupės atstovai arba Subaru. Mes norėjom būti įdomesni, jau turime nusižiūrėję variantą, važiuosime į Ignaliną, jau nusimatę datą, susirinkę kas važiuos, kas gali važiuoti iš mūsų komandos ir keliausime į Ignaliną pažiūrėti aparatą. Taigi susitiksime pakeliui į Ignaliną. Suk į angarus, vartai kažkokie. Va mūsų angarai. Va mūsų slyva. Nudažė pilnai, žiūrė, mėlynai. Žiūrėk, galėsiu stovi. Ja, tai čia... Žiūrėk, bulka. Ja, galėsiu už to paėmą. Dar stiklą čia tipo dovanų tos, ar čia kaip... Masiškis flakonas. Standartas. Vienų grotų nėra. Kokie nudrošti iš tikrųjų. Nesimato jaučiu per kamerą bus. Ja, tu žiūrėk, sakau. Čia labai gerai. Gal 15 dar lengviau bus? Tai geriau reikia didesnio padangų. Šis stiklas pučiu. Va, čia sparnas. Tvarkingai. Čia matos, kad jis irgi offroad'e pabuvęs biškį iš padangų. Žiūrėk. Užsirakino kažkas. Čia kamerai galima iš karto vietą. Čia jeigu karočiai bagažinė vandens pritekės, tai ir ištekės viskas. Oho, vaikinė. Neuždaryk pilnai, nes dar vieną skylę reikės pjauti. Audinės ar begą galim pradėti. Seni, bet kokie čia. Bet nėra pilnai surūdijus, taip atrodo kol kas. Surūdijus tikrai ne, bet tipo jauti tokį kaimo kvapą. Labai. Aš laisva ir pavaroju kaip pilnai. Nu pagal idėją. Šiaip skelbime buvo parašyta automatas, karočiui. Tikrai? Jo. Man atrodo, kad mechanas buvo. Ne, buvo automatas parašyta, bet nu aš mačiau iškart, kad mechanas. Įsėdom į savo galimai naują aparatą, bandysim test drive'ą. Pagesam. Čia benzas, nepamiršome, dizelis. Bet tai senis sankaba iš karto.
Senis sankaba tiesiog atsileidžia. Vos Oskaras ir bandyk pradžiai žaisti įsidėk. Nežinok, sankaba yra kai seks. Nes, karočią, tas cilindrukas jaučiu leidžia. Senė. Važiuoja. Normaliai važiuoja. Nu ką, nupirkom. Pardavėjas nenorėjo ant kameros rodytis. Įdomu kodėl. Dar bairis toks, kad pardavėjas buvo atsivežęs akumą. Nežinau, jis mum jį paliko ar nepaliko, dabar tiksliai nepasakysiu, bet pamiršom išdegimo mašiną išimt. Ir, žodžiu, dabar bandom užvesti ir va vietoj, karočiui, neužsivedu. Parodyk, ką gavom. Visą džemperį gavom, prašym tikro kodilo, gavom visą peką. Bandyk. Pagazuok. Pakaini. Gerai, pradėjom važiuot. Pagaliau, kūro vapšė rodo, kad nėra. Dabar biškį atsirado. Galimai ir to nežinom, kiek turim. Jaučiu pilną baką iš karto, ne? Tai galim nepilną, manau. Bakas mačiau dešiniai. Jo, tie visi bendrai. Užsipylėm kūro. Ne, tipo jisai savo idėją, kur aš tai galbūt nepakrau. Užsipylėm kūro, galvojam, ar gesint mašiną, ar negesint. Galvojam, nu benzą pilam vis tiek, tai gal užgesinsim geriau. Čia grįžtam atgal. Šio, jokių gyvybės ženklų dabar jau točnai. Jisai neužsuko mums šito. Tai galbūt dėl to ir yra. Ai, akumuo. Ročia. Va, ir dar yra energijos. Užsuk, ročia, žino, kad užsuko 10 Prisukom akumą. Žiūrim. Jau, kad nurėdės po to. Nu, svarbu neįmersa. Visiškai be problemų. Absoliučiai jokių. Nice. Ant tiek traukos. Ant tiek traukos. Kad energijos išspylė. Langai niekur nesidaro, pelėsiu baisiai kaukė. Bet gerai prapučia. Bet ir pačios duris to iškris, seni, pažiūrėk, kaip jūs juda. Ką tik išsiaiškinom. Nesigirdės ant kameros tikrai. Tas, kad ką. Klausimas, ar ant kameras girdit, bet tipo, jinai turi mini popsus, karočią, kai atleidai gazą. Nu ką, atvažiavom į Vilnių, sėkmingai. Opa, tepaliuko. Žiūrėk, mėlynai. Gali praspaudyti kažkį duot. Nu arba pramušiam galvą, kad. Neabejoju. Ne, tikrai ne. Pakankamai geras, sakyčiau, aparatas. Tai aprūv. Laukite tęsę. Aprūvinat? Aš irgi aprūvinu.